Tikriausiai visiems yra įdomu sužinoti, kągi aš pasidariau su antra pakopa, kai aš dirbu investiciniam kaupiamajam gyvybės draudime 11 metų. Ir su investavimu susijusi tikrai ilgą laiką. Ir aš jau tikrai žinau, kur apsimoka ir kur neapsimoka atsidėti savo gaunamas pajamas. Ir kuo tikėti ir kuo ne. Tai galiu pasakyti paprastai. Aš antrą pakopą senoviai atsisakiau ir ją stabdau. Kodėl aš tą darau? Aš atsakysiu kiekvienam asmeniškai man parašiusiam. Kiekvienas individualiai gali pas mane pasikonsultuoti ir sužinoti mano nuomonę ir sužinoti faktus dėl antros pakopos paveldimumo, antros pakopos pinigų išmokėjimą išėjusi pensiją, antros pakopos apskritai, kas valdo pinigus ir kaip juos valdo ir kiek pinigų yra nuskaičiuojama nuo gaunamo atlyginimo kiekvieną mėnesį. Ir vieni iš faktų, kodėl aš sustabdžiau antrą pakopą ir joje nenoriu taupyti ir net negalvoju tą dalyką daryti, todėl kad aš noriu pati reguliuoti savo įmoką kiekvienais metais. Aš nenoriu, kad man būtų nustatyta nuo atlyginimo tam tikras procentas, kurį aš turiu atsidėti. Aš noriu pati nustatyti procentų sumą, kiek aš noriu atsidėti kiekvienais metais. O gal vienais metais aš norėsiu atsidėti apskritai tik 30 eurų, o mano atlyginimas bus tokio dydžio, kad aš turėsiu pagal įstatymą atsidėti 100 eurų, bet aš tiek nenorėsiu. Tai antroj pakopoj keisti įmokos dydį pagal savo norus jūs tiesiog to negalite. Tai viena iš tų pagrindinių priežasčių. Ir dar N priežasčių, kurias išdėstysiu jums kiekvienam asmeniškai, jeigu man parašysite. Papasakosiu apie anuitetus, papasakosiu apie išmokėjimus. Aš manau, kad daugelis nustebsite, nes daug ko jūs nežinote.